Čia viena vieta sėda po vieną. Pirmas aktas. Jūsų klausimas skambėjo kaip provokacija. Kaip šaltas, bejausmis smūgis per veidą. Kaip aš jaučiuosi, kaip palaipsniui vis dingsta žmonės. Nušudinai. Labai nuoširdžiai sakau, tikrai. Tai net nėra kažkoks susimąstymas ar susikrimtimas dėl esamos situacijos. Nuoširdį baimę. Kartu seka. Ir stovi peršykęs. O aplinkui sukasi neoninis užrašas. Game over, game over, game over. Tai buvo nuostabi vakarienė. Valgėme prabangų tuną su krevetėmis,
Desertai buvo saldiantis. Tikrantis? Taip, tiesiog itin saldžiai sumarinuota ir patekta. Tarsi būtų desertas. Suvalgė visą? Ne. Nesinorėjau pasirodyti vargšu. Ir žinai, restorane reikia palikti maisto, jo kiti manytų, kad tu jau ir taip sotus. Tikrai? Jo. Tu parodai, jog tau nereikia maisto, kurį jie tiekia. Ateini realiai tik dėl pramogos, o ne dėl kažkokios būtinybės misti maistu. Aukštesnis egzistencinis lygis, žinai. Tu šiandien labai nuostabiai atrodai. Tu taip pat. Kaip manai, ar tai paskutinis kartas, kai tave matau? Paskutinis? Turiu omenyje, niekada negalės tavęs vėl pamatyti. Keistas klausimas, net nepatogu pasidarė. Ten tiek neesna, mes ten sėdim prie Mindauginės tilto, jis sako, puikus tiltas. Aš galvoju, what the fuck, tiltai yra vienodi. Tam esmė, kažkokie poliai, tada ant jos asfaltas, mašiniukai varo. Tipo, visi taip pat. O tada atsikėliau, kai po kokio apdaužyto sapno, bet jo tai nemačiau. Galvoju, gal grožis tiltu. Jis sakė, kad puikus. Tu matai? Ta geltona? Ne, mėgau. Ta tolimesnė? Aha. Atrodo kaip raketa, kuri sprogo. Tu manai, kad ką tik sprogo? Ir mes tipo neišgirdome. Man atrodo, kad ten nėra. Jinai labai toli. Ir girdėjau, žmonės sako, kad planetos po Merkurijos viena po kitos susproginėja. Kaip muilo burbulai. Žiūri ir akyse gali pamatyti, kaip milžiniškas kosmoso kūnas išsiskaido mažesnes daleles. Tau patinka žiūrėti dangų? Ne, ypač dabar. Tai galime nežiūrėti? Man atrodo, jis artėja. Jaučiu čia optinį iliuziją. Ne, nerimtai, jis artėja. Ne. Tik nuo perspektyvos priklauso.
Man tai visai patinka. Šitame populiacijos baliui daugiau vietos dar niekam nepakenkė. Gal net visai prikolas gyventi pasaulyje, kuriame dinozaurai vaikšto. Dingo. Čia prikolas, nemanai? Šiaip, neliūdėk. Dingo ne pirmas ir ne paskutinis. Jo, rimtai. Neliūdėk. Kalbėjausi su kolege, kaip suprantu, nesuvaišto informaciją. Jei galite, atšaukti prenumeratą, jos numeris 847 294 8290 4123 900. Nežinau. Mes susimitėm po pidisoką ir susitikome prie upelio. Ten taip keistai atsiuntė daug skaičiukų, pagal kuriuos turėjome susirasti pradžios lokaciją. Čia prie sienos? Aha, labiau gal net tarp sienų. Kurio taktinė zona. Nu, ir mums išdalino po vieną pistoletą. Su tikromis kulkomis? Nu tai ne, aišku su tikromis. Ir tada paleido po du. Aš jau su 50 metų vyru, kuriam akivaizdžiai buvo vidurio amžiaus krizė. Atvaręs emocų ar iš ko sprendi? Tiesiog toks dėdė, kuris ieško nuotykių. Žinai, keistas vaibas. Nu, ir mes keliavome per mišką, turėdami tikslą surasti zuikių puotą. Ką tokia? Zuikių puotą. Kaip suprasti? Reikia surasti vietą, kurioje gyvena daug zuikių ir juos išvaikyti. Kad jie būtų vieniši ir nelaimingi? Nelabai. Nu karoči, mes ten radome dvi tokias vietas, pykšt, zuiko padūkeliai ir laksto. O tai čia gal kažkoks konkursas, kas daugiau zuikių puotų išvaikys? Nelabai. Mes be tikslo kažkaip. Tiesiog nemoga. O tau patiko? Nelabai. Nežinau. Pradžiai gal ir patiko, bet vėliau kažkaip nelabai. Kažkas kikino mane. Aš tikiu likimu. Tikriausiai esat matę, kaip žmonės prie savo Facebooko nuotraukų pasirašo kokią nors mintį. Tai aš turėčiau tiek drąsos, kiek jie turi, pasirašyčiau likimą vertinti. Tai buvo priklausoma nuo likimo? Nu kažkas tokio. Kai dingo mano kaimynas, stengiausi visą tai priimti kaip likimo ženklą. Likimas nori, vadinasi, aš turiu priimti jo norą. Ir dar man sako, kad aš labai tikinti. Nu ne, tikrai, nuoširdžiai sakau, bet aš pasitikiu, kad tai, kas vyksta gyvenime, priklauso nuo kažko, kas nori man gero. Nežinau, ar suprantat mane. Kartais ir man pačiai labai sunku suprasti save. Labą dieną, jūs vis dar neatšaukite prenumeratos. Man darosi neramu dėl jūsų. Ar viskas gerai? Vienu žodžiu, įsivaizduokite, 96 nuo Fahrenheit. Aš ir dar 3 mano draugai nukeliavome Saharą. Su badais. Kiekvienas turėjome paskirą, nu ir mes ten lekiame šviesos greičiu. Nu, braliai ten ir iš paskos tik matai, kaip pakila smėlio sūkurys. Jausmas toks, kad esi paskutinis žmogus žemė. Nes iš tavęs nieko nematyti.
Iš mūsų Hebros aš važiavau paskutinis. Realiai dantis pilni smėlio buvo. Bet vis tiek šypsausi. Nes tiesiog aфиgenas jausmas. O tada kažkoks kaip keistas garsas ir po jo mirtina tyla. Tada net mano benzininis bagis tapo nebylį. Papasakau štai istorijos draugiai nebebendravo. Sakė, aš kažkoks krypį. Manęs paklausdavo, kas yra kas. Man būdavo paprasta atskirti. Filosofija. Čia šūdas. Susirenka hebrai išsidirbinėti skirtingus dalykus skirtingais vardais. Verkščias reikalas. Žinoma, kad 77% žmonių save Facebook apklausoje įvardė ne kaip žmogų, o primatą. Likę 12% priskiria save memui. 1% lieka kaip paklaida. Ar kaip ten vadinasi? Na, nežinau, kaip iš tikrųjų ten buvo. Bet apklausas nemeluoja. Ar tu miegi ramiai? Miegu ramiai. Tu miegi ramiai, kai žinai, jog į tavo langą kiekvieną vakarą įsilaužia paukščiai, nes tavo namas stovi ant jo migracijos kelio. Užsiklijuoju juodą paukščio lipduką ir toliau miegu ramiai. All good, kai sužinai, jog tavo vaikai niekados nepamatys matęs tikro, Kad aš pats nematęs. Indonezijoje nebuvęs. Per brangus bilietai. ir tau viskas iki galo gerai, kai nusiperki bananus aptrauktus plastiku. Nu, tai čia dėl sterilumo, žinai. Aš tikiu, kad žmonės pakankamai sąmoningi ir vėliau tas atliekas išrūšiuoja. Nusiperki bananą, aptrauktą plastiku ir nueini miegoti. Sapnuoji šiltą pavasario dieną, pievoje besiganančios karvės. Visiška ramybė, papildyta gamtos garsais. Sapnų nepamenu, dėja. Ir tu vis dar tiki, jog miegosi ramiai? Jaučiuosi, kad bendraučiau su dirbtiniu intelektu. Tau nuoširdžiai rūpi mano psichinė sveikata? Mano pareiga rūpintis tavimi, supranti? Suprantu. Ar aš pažeidžiu tavo socialinę erdvę? Taip, tu pažeidi. Tada atsiprašau, miegok ramiai. Serbentai auga taip, jog patys jauniausi ir šviežiausi lapeliai liestų dangų. Jie visas savo sukauptas jėgas panaudoja tam, kad galėtų sugeneruoti dar daugiau jėgų. Šiaip ne tik serbentai, visi augalai taip veikia. Jie stiebiasi, jie siekia. Man atrodo, viskas lygi gamtoje. Reikia priimti ir dar taip, jog kartais siekdami jau stoja kitiems saulė. Šiandien mes sakome, kad tai konkurencija, o gamtoje tam net atskiro vardo nesukūrėme. Tiesiog išlikimas, elementarus išlikimas.
aš tik priimu. Man patinka serbentai, tik ne tie raudoni. Šiame refliukso amžiuje jie tapo nebeįvalgomis. Antras aktas. Jei kažkas atidarytų gardą, tu pultų mane. Įsivaizduok tokią situaciją. Stovime keli metrai į priekį nuo čia. Kitapus. Vienas prieš kitą. Pultum. Papultų mane dar kartą. Jei žinotų, jog man labai skauda koją. Tau skauda koją? Aš paklausiau tavęs. Ar tu pultų mane dar kartą? Nežinau. Papultų mane dar kartą. Jei žinotų, jog po to liksi suvaržytas. Aš nežinau. Tavo skruostas kruvinas. Čia tavo kraujas. Tu kraujuoji. Klausiai, ar pulčiau tave? Pulčiau. Net jei žinočiau, kad tau skauda koją. Ką tu ten darai? Matuoju radiaciją. Ir kaip? Stabiliai blogai. Turime 0,87 sigato.
Čia daug ar ne? Nemažai. Aš pabandysiu dar kartą. Gal suklydau. Ką mes darysime? Viens po kito sunyksim. Gal galime kažką pakeisti? Nežinau. Apsaugoti specialiais kostiumais ar ieškoti vietų, kuriuose radiacijos apskritai nebūtų? 0,87 sverto. Persikelti į miškus, o gal į kalnus? 0,88 sverto. Pamatuok dar kartą. Aš to darau jau 3 kartus. Tai pamatuok 4. Ne, aš nematuosiu. Beprasmiška. Pamatuok dar kartą! Pasusi per radiaciją! Ir ką tai pakeis? Turėsime 0,1 svertų pokytį aukštyn ar žemyn. Planetos sproginėjo, tu tikiesi amžinai gyventi. Atsipekėk ir nustok manęs rėkti. Aš lygiai taip pat, kaip ir tu, esu veikiama tos radiacijos. Lygiai taip pat. Aš paprašiau tavęs pakeltą daiktą ir pamatuot radiaciją. Rimtai kaip sunku padaryti tai? Ne, aš nedarysiu. Statau 10 eurų. Ir jūs per artimiausias kelias valandas pradėsit naujas drakės. Nu tai paleis mus. Ir nebus konfliktų. Ne, aš sprendžiu. O jūs patys. Ir visuomenė. Klausykite, mes turime milžišką iššūkį ir mums reikia sujungti jėgas, kad jį veiktume. Kvepia kitai paldaiku. Ne, bet rimtai, galėtume pažinti vienas kitą. Vis tiek čia tokios aplinkybės, kai nelabai ką daugiau ir nuveikti yra. Gal tiesiog kiekvienas papasakokime istoriją. Kažką labai gėdingo. Gal taip atrasime panašumų. Gerai, pradėk tu. Aš nežinau net nuo ko ir pradėti. Kartą dalyvavau jaunimo čempionate ir ten buvo toks smarkus lietus, jog mūsų rūbai visiškai pernyko. Nu ir tada pamačiau, jog mano draugas plačiai persišaipė. Nu ir nulipau važiavo. Ir taip slydau. Tiesiog savo auką sukurė. Žiauriai gera buvo, kokia urvinė. Visiškai. Aš tai troleibusų važiavau. Išlipinėjau ir durys užsidarė. Mano koja pastrigo. Galvojau, vairuotojas vis tiek pastebės ir paleis mane. Bet jis nepamatė ir pradėjo važiuoti. Ir aš likau šokinėti ant vienos kojos ir mačiau stotelę laukiančių žmonių veidus. Buvo taip. Troškinu. Man atrodo, radiacija veikia. Norėčiau pasiūlyti vandens, bet neturiu. Tavęs netroškina? Ne, tiesiog jaučiasi rankos. Toks jausmas, kad alergizuoja. Alergija radiacijai? Kažko užvalgiau ir tiek. Crazy. Kalbėjome to, kas apskritai yra nematoma. Sakai, kad bijome tik to? Ne, bijome daug ko. Kai ką parodome, kai ką paslepiame. Bet čia tai akivaizdu. Visi bijo. Dingti ne pats smagiausias užsiėmimas. O ko bijai? Nežinomybės? Aš irgi bijau, bet
bandau programuoti save kitą linkme. Dalinai apgauti save, kad ne tai, kad bus gerai, tiesiog, kad blogai nebus. Atsiprašau už vakar. Už ką? Už tai, kad leidau savo pulti. Už tai, kad leidai? Aš nebeturiu jėgų visam šitam. Pavargau. Geras, nustebinai. Radiacijos fone vargstantis žmogus pavargo. Valiau už tave. Ne, rimtai, aš pavargau. Aš irgi. Ir kas iš to? Galvoju, kad čia noro reikalas? Aš tau sakau, kad nebenoriu. Man gana. Jaučiuosi soti pasaulio pabaigą. Džiugi žinia, tai vyksta vieną kartą. Nepakartojama patirtis. Aš noriu šį epizodą praleisti. Užmigti ir atsikelti tada, kada čia bus gera. Kūrybiška mintis. Kada planuoji užmigti? Nejuokinga. Aš šimtai nebenoriu. Gerai. O kas radiaciją matuos? Išmoks taigi. Kai reikia, tai viskas įmanoma. Rimtai laikai save pakeičiama? Come on. Tai kam tu iš vis gyveni? Kad tau radiaciją pamatuoti. Tada nuostabu, tu turi priežastį gyventi dėl manęs.
Šaunuolė. O kas bus, jei aš dingsiu? Tada susirasiu kitą žmogų, kuriam reikia, jog matuočiau radiaciją. Tiesiog taip paprastai. Puf tyra, puf nėra. Taigi klausai apie prasmę. Pats sakai, kad turi būti nepakeičiama. Ir tada tu man pasakai apie miegą. Nedera, žinau. Aš labai pavargau. Nuo radiacijos, nuo visų šitų emocijų, nuo visko. Aš nebenoriu. Atrodai išsigandusi. Nelabai jauku, prisipažinsiu. Pirmas kartas? Kalėjime? Nu jau, čia ne kalėjimas. Čia tiesiog gardas, kur susirenka visi suvaržytėjai. Kuria prasme suvaržytėjai? Nelabai ir yra prasmės. Aš tau pasakysiu. Pasirinkimai. Esmė tokia. Gimėjai būt laisvu žmogumi, bet pasirinkai neteisingą variantą. Neteisinga? Nu kaip? Faktiškai niekas nesako, kad yra teisingas ir neteisingas. Tiesiog tu pasirinkai tą, kuris yra prieš tavo būtį. Bet man vis tiek nejauku. Tada reiškia pirmas kartas. O tai galima išeiti? Aišku, kad ne. Tiesiog paklausim klausimų, kad nejauku nebūtų. Welcome to my era. Bet aš noriu išeiti. Aš noriu išeiti iš to gardo. Galima išeiti iš to gardo. Labai keista, kad viskam einant blogyn, aplinka rimsta, nebesigirdi triukšmo, žmogus praranda garsą. Turiu omeny, kad žmogus nebekalba, kai jam baisu? Ne, nemanau. Žmogus nutyla ne dėl to, kad bijo, o dėl to, jog nebeturi ką pasakyti. Žinai, man atrodo, šitas pasaulis apskritai yra apie pokytį, o žmogus apie apmąstymus. Ir dabar tas pokytis toks staigus, ir jo tiek daug, jog net neįmanoma kažko permąstyti. O kas bus toliau? Po ko? Nežinau. Gal po mūsų? Bus viskas taip pat. Viskas keisis iki tol, kol pasieksiu šios tašką ir pradėsiu iš naujo. O jeigu niekas nesibaigs? Tada būtų labai juokinga, jog tiek daug panikos dėl to, ką įsivaizduojame. Ne, rimtai. O jeigu niekas nesibaigs, mes būsime tokie patys? Sakai, vis tiek būsime retušuotos nuotraukas į social media ir jeigu bus per mažai laikų iškrisime? Arba lesinsime balandžius, kol iš vis nebepaskrisi. Maži cepelinukai liks parke kartu su mielomis bobutėmis. Ir tada sakysime, sveiki gyvi, atėjo laidotuvės. Kas įprotis yra įprotis. Būsime tokie patys žmonės. O mes taip norėjome pasikeisti ir likome tokie patys. Dar vienas žmogus feilas, tai feilų kolekcija.
Neturiu jokio loginio paaiškinimo, kodėl aš čia. Tipo, aš irgi gyvulys. Nemanau. Rimtai. Sėdi čia ir bandai pasiaiškinti. Tu čia visiškai rimtai. Nu, ir nebijai? Ne, o kas man? Jūs užpuolot mane ir tas stebuklingai atsidaro gardo vartai. Užgroja orkestras. Jūs einate plevėsuodami baltomis vėliavėlėmis. Tarsi čia taikos misijos dalyviai. Ir tada visi jumis tiki. Absoliučiai visi. Čia primės, kad jūs gelbėte pasaulį ne tik nuo radiacijos, ne tik nuo blogio, bet ir nuo radiacijos, spekulacijos, degradacijos. Įtikina? Nuostabu, labai. Tu pasakai pasakas, kuriomis įtikini save patį. Mes netikime tavimi. Mes nesirašome nieko tau daryti. Sėdi būlintas ir auka vienam garde. Girdėta tokia istorija. Ir kuo jos visus baigėsi? Ilgai ir laimingai visi gyvena, ne? Klausykit, baigiam visas šitas diskusijas. Dabar mes esame lygus, turime vieną priešą ir gyvenam. Nežinau ką, pridurti daugiau. 0,81 sverto. Nekinta. Sakau, geriau nukreipkime jėgas kitų problemų sprendimams. 0,82 sverto. Pokytis, neturintis didelės reikšmės. Šitas šmikis bando išspręsti radiacijos problemą. Koks tu nuostabus šmikis? Klausyk, Asim. Pradedi užkristi jau. Aš? Tai tu nesveikas. 0,84 sverto. Nieko gero. Sorry to interrupt. I wanted to take a picture for my mom, but you're all distracted and moving. Maybe I could ask you nicely to stop and I'll take a picture. My mom really likes animals. She adores you. Sorry, the guy in the center. Yes, you moved. The image is blurry. Can I try again? Thank you. That's wonderful.